Ir taip, mėlyjeji, jūs pirmiausia mokytojai žinote, kad pamoka prasideda laiku. Taip turėtų būti. Ir mes stengsimės viską daryti laiku. Tai, kas yra čia, tiems ir padėkosime. Pasiplokime patys savo, nes mes su jumis tikrai šaunuoliai. Jau! Matom, kaip mokiniai mokytojų amžiaus vidurkį, tai yra 52 metai, mes iš tikrųjų nuoširdžiai sunerime, kad mokytojai tiesiog išmirs. Tai labai būtų liūdna iš tikrųjų. Tai iš tikrųjų galvojam, kad studijuojančių pedagogikos studijas yra smarkiai per mažai, taip yra daromi dalykai, yra ta teigiama vos tendencija, bet iš tikrųjų tai netenkins rinkos poreikio ateityje. Ir mes, nei mes kaip interesų grupė, nei mokytojai kaip interesų grupė nedaro skaičiavimų, bet mes kaip interesų grupių žmonės galim pasakyti, kad mes nematom, kad tie skaičiavimai būtų daromi. Mes nematom, kad būtų žiūrima 10-15 metų į priekį ir pasakyta, kad tas pedagogų trūkumas, kuris yra šiandien, jisai mažės, norim kokybiško ugdymo, norim mokytojų pagarboj ir norim mokytojų, kurie gauna adekvatų darbą už tai, ką jie daro, nes mes tai tragiškai vertinam. Ir mes, o ko daugiau reikia, iš tikrųjų. Tai va, tai... Dėkui, būkit čia, mes būsim moksleiviai čia, mes bandysim jūs palaikyti. Mokytojai, jeigu galit, eikit iš savo miestų savivaldybių, maršrutai yra atviri, galite prisijungti bet kada, galite atsijungti bet kada. Mokiniai lygiai taip pat galite eiti juose kartu su mokytojais. Visus labai raginam paskatinti kolegas, jungtis ir išreikšti mūsų susikaupusį jau iš tikrųjų pyktį. Ačiū. Ačiū labai. Labą dieną, mokiniai. O kaip Lietuvoje tradiciškai su mokytojais sveikinamasi? Labą dieną, mokiniai. Ačiū, prašau sėsti ir netrukus pradėsime pamoką. Aš esu senas istorijos mokytojas Robertas. Esu Lietuvos mokytojas. Ir dabar noriu jūsų paprašyti, užsirašykite pamokos temą. Skelbiu. Patriotizmas, pilietiškumas, mokytojas ir valstybė. Žmonės dirba ne 25 pamokos, o 26, 27, 28, 29, 30 pamokų per savaitę. Po to taiso darbus, ruošiasi, bendrauja su tėvais, dalyvauja susirinkimuose. Viską mes tą puikiai žinom. Bet kažkaip negalime rodyti ministerijai, kad taip yra. Bet paskutiniu metu, kai vis galvoju, kągi svarbiausio reikia pasakyti Lietuvai, Lietuvos žmonėms, tėvams, ministerijoms, mūsų ministerijai, vyriausybei, prezidentui, ministrei pirmininkiai, kažkaip tenka kalbėti apie labai negražius dalykus. Apie tai, kad Lietuvoje yra dvi profesinės sąjungos, ginančios mokytojus. Bet kažkaip taip gaunasi, kad Andriaus Navicko vadovaujama profesinė sąjunga suformuluoja reikalavimus, atlieka paskaičiavimus, tarėsi su visais mokytojais, žiūri, kad nebūtų reikalavimų iš kosmoso, kad jie būtų realūs, kurie yra mirtinai reikalingi šiandien. Atsiranda kita profesinė sąjunga, kuri sako, o kam tu mokytų tas sumuštinis? Mes geriau susitarsim dėl trupinių. Ir po to gražiai pasifilmuosim, pasakysim, kad mes susitarėm, nes mes irgi atstovaujam mokinius, mokytojus, mokinių tėvus ir viskas bus gerai. Manau, kad atėjo laikas tiesai išeiti į viešumą. Ir visi tie, kurie iš tikrųjų kovoja už mokytojus, ir tie, kurie apsimeta kovojantis, arba kovoja tik truputį ir leidžia savo viešai priimti niekinius pasiūlymus, sutikti su formulavimais, turėtų už tai irgi atsakyti. Pasakyti tiesą visai Lietuvai. Ar jie tikrai tiki,
kad mokytojas gavęs visus ateinančius metus 1100 eurų į rankas arba 1200 bus patenkintas ir laimingas ir galės mokyti mūsų vaikus. Ar visi penktokai, kurie mano mokykloje mokosi po 30 vaikų klasėje, kurioje yra vaikų su įvairiais poreikiais ir kurių neįmanoma išmokyti, kai jų yra 30, ir toliau mokysis visus metus po 30 klasėje, nes kažkokia profsąjunga susitarė, kad viskas bus gerai. Tai manau, kad reikėtų kuo plačiau paskelbti žinią ir visiems mums labai tiksliai žinoti, kas kovoja už mus, už ką mes kovojam ir ko mes iš tiesų siekiam ir kokius makaronus mums kabina kai kurie. Ačiū. Tas pats buvo ministerijoje prieš 5 metus. Labas. Pas buhalterę nieko nesužinojau. Ji gauna iš direktorius mokytojo etato dalis koeficientą, jeigu yra dar kokie priedai ir skaičiuoja. Koks pamokos įkainis, ji nežino. Bet įtariu apie 13 eurų. Su visais darbais, paruošimais, taisymais, papildomais, su darbu specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, renginiais ir dokumentais. Atnaujino programas, tarpinius egzaminus. Mokymų kai kuriems dalykų mokytojams dar net nebuvo, vadovėliai neišleisti, skaitmeninės priemonės dauguma mokamos, o finansai nedidėja. Viskas palikta mokytojams kapstytis kaip išmano, o paskui reitinguoja, tarkuoja dėl rezultatų prastų. Čia yra mokytojo kasdienybė. Ir aš manau, kad šita kasdienybė nesiskiria nuo to, ką kiekvieną dieną patirite jūs ir kame esate jūs. Mokytojas, kuris kiekvienu lietuvišku žodžiu mintim sentenciją užkala oponentus ir jiems belieka tiesiog nuryti tą negebėjimą argumentuoti ir mokytis iš geriausių. Viešpatį. Toks jausmas, kad pats savo pasakiau. Bet čia yra ne man, čia yra jūsų kolega, fantastiškas mokytojas Julius. Kviečiame Julių. Aliu, Dieve. Aliu. Žvaigždė sako, žvaigždžių yra daug, bet dangui vis tiek kažkodėl naktį labai tamsu. Tai tikrai nesijaučia nei žvaigždė, nei kas. Aš manau, kad mes sėdim visi vienam laive, vienoj galeroj. Ir iš pradžių pagalvojau, kad labai kartais žmonės liūdi, kad čia mūsų gal mažai, gal galėtų būti daugiau ir taip toliau, bet man atrodo, reikia pasidžiaugti tuo, kiek daug čia yra susirinkusių ir supranti, kad čia atėjo patys sąžiningiausi turbūt mokytojai, kurie nedaro kompromisų su sąžine. O dar didesnis įrodymas, kad čia patys sąmoningiausi, pilietiškiausi, sąžiningiausi mokytojai yra tai, kad su jais kartu atėjo mokiniai. Tai yra pats didžiausias įrodymas, kad šitie mokytojai daro tai, kas yra geriausia ir atlieka misiją iš visos širdies, be priemokų, be priedų, be parsidavimo ir taip toliau. O dabar tą diskusiją pereisim padiskutuoti su jau vienu kalbėjusiu mokytoju, tai Robertas Ramanauskas, kuris ką tik vedė pilietiškumo pamoką. Ir jums labai gerai irgi žinomas kitas Lietuvos mokytojas, irgi Paulius Sungaila, kas dalyvaujate virtualiame gyvenime, tai tikrai Paulių žinote, jeigu gyvai nepavyko dar susipažinti. Prašom prisėsti ir mes padiskutuosim. O po to, jeigu liks laiko, kaip visada, klausimai pamokos pabaigoje, o pertrauka skiriama mokytojui kavos išgerti ar nueiti į tą gerą vietą, kur ne visą laiką nuspėjam darbo metu.